labas rytas. Labas rytas, su dar viena vasaros diena, kadangi kalbamės 2023 metų rugpjūčio 14 dieną, tai žinokit, jeigu žiūrit vėliau, tai buvo labai geras savaitgalis, šiltas ir sako, dar laukia puikia savaitė, tuo metu buvo, taip mes dabar gyvenam. Na, jeigu jūs gyvenat kažkuriuo kitų laikmečių, tai nereiškia, kad ta informacija kažkiek tai pasikeitė, paseno, jinai turbūt bus ir aktuali dar po daug laiko, nes tai, apie ką mes šiandien kalbėsim, tai yra turbūt apie tai, kaip, į kiekvieną veiklą, kurią mes susijamam, jeigu mes iš to gyvename, tuo labiau, jeigu tai generuoja mums didesnę dalį mūsų pajamų, tai mes į tai turime žiūrėti kaip į, nepabijosiu to žodžio, darbą. O kad į tai žiūrėti kaip į darbą, tai turi, nežinau, gal tu esi kitos nuomonės, tu pasakysi, bet tai turbūt turi būti tam tikra dienos rutina ir tam tikri veiksmai, kurie kartojasi kiekvieną kartą. Ir tai turbūt nesiskiria daug nuo to pačio darbo, galbūt nuo 8 iki 5, žinoma, jeigu mes turime didelius tikslus. Tačiau šitoj vietoj pirma, ką aš noriu akcentuoti ir prie ko mes turbūt visada susidurėme, tai yra tinklinėje rinkodaroje ir čia yra pirma kliūtis, kurią reikia visada turbūt įveikti, tai yra išsimokėti, išmokti, išsireikalauti iš savęs ir paversti tai darbo rutina. Nes 90% turbūt karių, kurie ateina pasiekti, užkariauti tinklinės rinkodaros kalvą savo kompanijoje, jie krenta šioje nelygioje kovoje, nes jie į tai žiūri, irgi tai nėra blogai kaip į kažkokią tai bendruomenę, ko galbūt daugeliui čia reikia, kiti žiūri tai kažkokį tai galbūt kaip būrelį arba klubą arba dar ką nors, bet jokių būdų į tai nežiūri kaip į dienos rutiną ir į darbą, ir daugelis iš jų, jeigu jiem tai, ko jie ieško, čia neberanda, tiesiog krenta motivacija ir jie išeina be abejo sakydami, kad čia niekas neveikia, kad tai yra visiška nesąmonė ir kad tinklinė rinkodara tai yra, tai, į ką nereikėtų žiūrėti. Tai žiūrėti kaip į darbą, o kas tau yra dienos rutina? Visiškai, Šarūnai, tau pritariu, todėl kad dauguma lyderių, pasaulinių lyderių, tokie kaip Eric Worre, Fraser Brooks, Jesse Lee, kur turi labai didžiulius rezultatus, jie visada sako, jeigu visi pirmus bent jau metus į šitą verslą žiūrėtų kaip į darbą ir dirbtų tiek, kiek įdeda, eidami į samdomą darbą pastangų, laiko, tai čia sako, visi turėtų kosminius rezultatus. Bet žmonės, kas atsitinka, čia yra nuosavas mano verslas, tai vadinasi, aš čia galiu dirbti kiek noriu ir kada noriu, nes tai daugelis ir akcentuoja. Taip, visi kalba apie laisvę, apie pasirinkimus, apie finansinę nepriklausomybę, ar ne? Ir kai tu su tuo susiduri ir sakai savo, tai aš jau turiu savo veiklą, aš jau galiu sau leisti dirbti, kada noriu ir kiek noriu, bet kaip vis Gediminas sako, kas iš viso nori dirbti. Ir tada prasideda, tada tu pajunti, kad daugiau laiko vis tik tai tu imituoji tą audringą veiklą, tu darai daug darbų, kurie tavęs realiai neveda į rezultatą, bet tiesiog apsimeti, kad dirbi. Tai o kompanija tada apsimeta, kad tau moka ir viskas čia yra labai paprasta. Tai aš vadovausiu tokiais labai paprastais principais. Aš atsimenu pati, kiek aš pradžioje įdėjau darbo į šitą verslą, todėl, manau, ir pasiekiau tokį rezultatą, kokį turiu šiai dienai, nes aš į viską žiūriu, kaip Šarūnas mėgsta sakyti, kaip tas genys, kalk į sieną. Tai aš irgi kaliau. Aišku, dabar kiek kitaip viskas jau atrodo, bet pradžioje tikrai buvo labai daug techninio darbo ir to, kad, kas realiai duoda rezultatą. Nes jeigu mes tik imituojam, tai nieko čia neapgausi, skaičiai nemeluoja, ne, Šarūnai? Niekada skaičiai nemeluoja, bet nežinau kaip tu, bet aš visada, planuodamas savo dieną, pirmiausia, suplanuoju savo poilsį.
ir mėnesį planuodamas, tai yra kiek aš ilsėsiuos per tą savaitę, koks bus toj savaitėje gyvenimo ritmas, nuo poilsio pradedu, visada nuo poilsio pradedu. Čia taip aš darau, nežinau, gal ir kitiems tai tinka, gal kiti nuo kitko pradeda, bet tai yra, ar aš ilsėsiuos, mano išeiginė bus pirmadienį, ar bus sekmadienį, tai yra viena diena, kurioje tu paprastai turi save atjungti nuo visko ir visaip, galbūt apskritai taikyti savo dopamino dietą, apie kurią aš irgi nemažai ir savo socialiniuose tinkluose buvau kalbėjęs, tai yra atriboti save nuo visų šio pasaulio informacijos srauto, nežinau, vaikščioti po mišką pasom galbūt, ar užsimti kažkokiais visai kitai radikaliais dalykais, kurie tiesiog tave sugrąžina į balną. Ir toliau planuoju savo ryto rutiną. Ryto rutiną aš irgi turiu pakankamai, į ją kreipiu labai daug dėmesio, kadangi mano ryto valandos yra man pačios geriausios, produktyviausios, tai yra aš turiu savo mankštą, paprastai pradedu ją 5 beto pratimai, jie yra labai greiti, bet labai, manau, šiuolaikiniam sėdint į darbą dirbančiam žmogui yra labai produktyvus. Toliau be abejo kontrastinį dušą vėl pradėjau, kuris man teikia labai daug geros energijos, jeigu spėju, nueinu į netoli esantį vandens telkinį, ryte išsimaudau visada ir tai vėlgi aktyvuoja gerą energetiką. Ir tada planuoju savo, čia aš pasakysiu tik tai savo procentuotę, tačiau mano rutina yra tokia, aš atradau tas proporcijas, o kiti galbūt atras jas visiškai kitaip. Tai yra 70% tai yra kontaktai su esamais, būsimais, potencialiais, komanda ir visa tai, kas generuoja rezultatą. Tai mūsų, dar kartą primenu, rezultatą generuoja, tai yra tiesioginis kontaktas su kažkuo tai esamu, būsimu, komandos nariu ir tai yra veiksmas, kuris generuoja realiai pajamas. 20% tai yra turinio ruošimas, tai yra įvairaus pobūdžio turinio ruošimas, tai yra reelsai, istorijai, medija, tai ką aš YouTube'as, tai ką mes darome dabar, ir 10% dienos bėgėje tai visada yra saviugda. Tai va, tokia yra proporcija mano, tai yra 70, 20, 10 ir aš ją laikausi, manau, pagal mano ritmą, pagal mano veiklos planą, jinai yra optimali ir generuojanti geriausią rezultatą. Ir aš tai darau, stengiuosi daryti ne dieną, ne 2, ne tiek, paprastai darau 1, 2, 3 mėnesius, tada žiūrau, kokį man tai davė rezultatą, ta dienos rutina, kiek davė klientų, kiek davė pinigų, viską galima kaip paskaičiuoti. Apskritai, verslas, jeigu jūs į tai žiūrit kaip į verslą, tai yra skaičiai, kaip Tomas sakė, ir tai yra skaičiai, kurie nemeluoja niekada ir ten nėra improvizacijos, ten nėra nieko. Jeigu yra maži skaičiai, reiškia, jūs reikia didinti. Jeigu yra dideli skaičiai, jie reiškia vis tiek jūs reikia didinti, jeigu jūs turite daugiau ambicijų. Tai va, skaičiuoju, darau išvadas ir koreguoju tą savo procentuotę laiką, galbūt kažkur reikia pamažinti, galbūt kažkur reikia padidinti, jeigu nėra rezultatų, be abejo, kontaktų skaičių dar reikia labiau didinti ir auginti, nes tik tai jie generuoja realius pinigus. Tai yra kontaktavimas, kontaktai su klientais, esamais, būsimais komandos nariais. Tai va tokią dienos rutiną turiu aš ir ją vadovaujuosi, naudojuosi. Ir aš tau labai pritariu, nes pas mane irgi daugumoje taip, aš pavyzdžiui, daugiausiai darau socialiniais medijos, ar ne, aš labai mažai turiu to gyvo kontakto, bet aš žinau, ką aš turiu kiekvieną dieną padaryti socialiniai medijoje. Nesakau jau, kad nenukrypsiu nuo to savo kurso, aišku, kad nukrypsiu, nes vyksta gyvenimas, ypatingai vasarą, kada pas mane 3 vaikai namie, aš leidžiu savo viskam vykti taip, kaip turi viskas vykti. Ir labai suprantu tas mamas, kurios sako, laukiu, kada greičiau vaikai grįš į mokyklas, nes pati mama irgi gali realiai grįžti į ritmą. Ir manau, tai irgi aš tikrai laukiu, kada vėl kelsiuos tam tikrų laiku, kada vėl dieną pradėsiu taip, kaip mėgstu pradėti kiekvieną mielą dieną. Tai žodžiu. Ir ką aš norėjau pasakyti apie tą savo kasdieninę rutiną, kad ir pabėgo mano mintis. Va taip pabūna. Va taip, Šarūnai sugrąžink apie ką. Grąžinsiu vėl tave į mintį ir dabar
Su kuo ką aš darau, ką galbūt rekomenduoju kitiem daryti ir ko aš nedarau, ko stengiuosi vengti, tai pasidalinsiu keliais tokiais momentais. Paskutiniu metu pradėjau nemažai transliuoti istorijų, manau, kad tai yra vienas geriausių veiksmų apšildyti, tai yra susipažinti, vadinkim, naudosiu tą žodį, su esamais jau naujais, tie, kurie atėjo, tie, kurie mane pradėjo sekti klientais. Stengiuosi tas karuselės daryti ten 4-5, galbūt nedaugiau negu 8, eksperimentuoju, dabar žiūrau, nežinau, mokinuosi ir tai yra viena iš to veiksmo dalių ir jinai tiesiogiai proporcingai susikoreliuoja su mano kontaktų skaičiu, nes be abejo su tais, kurie mane pažiūri istorijus, kurie ypatingai daro veiksmą, aš kontaktuoju ir tai yra mano irgi vienos dienos rutina. Labai dažnai gaunu klausimą, ar ką daryti, kaip elgtis, jeigu, tarkim, nėra minčių, vadinkim, storiams, ar nėra minčių medijai, ar nėra apskritai gyvenime. Minčių jokių nėra, o reikia kažką daryti, va taip kaip dabar nutiko, man mintis pabėgo. Tai ką darau bent jau aš seku tų žmonės, vadinkim, konkurentų sekimas, kad tai būtų paprasčiau išsireikšti, paprasčiau suprasti, paprasčiau kalbėti. Tai yra žmonės iš kitų kompanijų, galbūt žmonės iš kitų net sektorių, bet kurie dirba tinkliniai rinkodarą, arba vienaip ar kitaip man imponuoja žmonės, imponuojantis. Aš peržiūriu juos, jų turiu 5-6 skirtingom kalbom, pasieku, pasižiūrau, ką jie veikia, kaip jie tą dieną pradeda ir iš tų 5-6 žmonių susigeneruoju vieną kitą mintį savo tos dienos rutinoje. Jeigu aš dienos metu pastebiu kažką tai įdomaus, kad žmogus generavo arba kalbėjo, tiesiog, kad nepamirščiau, tai paimu arba metu į tam tikrą katalogą sprint screeną, arba jeigu tai nuotrauka, tai susivedu, įsisaugau ją telefone tiesiog ir ją po kažkurio tai laiko irgi taip pat be abejo perleidęs per savo prizmę panaudoju. Tai yra konkurentų sekimas, savo mentorių vienokių kitokių turėjimas yra puikus būdas į savo dienos rutiną vėlgi paįvairinti, į savo dienos planą įtraukti vienaip ar kitaip gerų minčių ir jas turėti. Antras dalykas, kodėl sakiau 3 mėnesius darau tą vieną ar kitą veiksmą, dėl to, kad aš pastebėjau ir gal čia vėlgi pasikartosiu ar pasakysiu kažkam tai naujieną, kad klientas arba verslo partneris, kuris tik pradėjo mane sekti arba tik pradėjo žiūrėti, kliento arba verslo partnerių tempą pagal mano skaičiavimą maždaug po 2,5-3 mėnesių. Būna be abejo visai, tačiau toks laiko tarpas yra. Jeigu yra noras greičiau kažkaip čia daryti, turėti ar dar kažkaip, turbūt, galbūt, jeigu jūs esate labai žmogus, kuris tik gal pradėjo ir turi savo ratą, tu esate autoritetas tam rate ir tikrai žinote savo produktą ar paslaugą, gerai su juo dirbate galbūt, tačiau turbūt vidutiniai skaičiai visada yra tokie ir tai nereiškia, kad jūs tik tai transliuojat kažką, tai reiškia, kad jūs dar tam transliavime 70% dar ir bendraujant. Tai tokia, tai yra nuo šios dienos, jeigu jūs norite daryti iki vienokio ar kitokio rezultato, tai imame 3 mėnesius rutinos, apie kurią mes dabar kalbame. Tai yra gali būti, tačiau tai yra 70, 20 ir 10. Skirtingais atvejais tai gali būti kiti skaičiai, tačiau vis tiek proporcijos didžiausios tai turėtų būti kvietimas veikti, veiksmą, bendravimas didžiausia dalis, čia jau vienareikšmiškai ir tai ne aš sugalvojau, tai yra kalba apie tai dideli tinklinės rinkodaros specialistai, lyderiai, apskritai turbūt pardavėjai, bet kurios srities apie tai kalba, tada 20% tai yra turinio ruošimas arba antra dalis ir trečia dalis tai yra saviugda, kuri kiekvienos dienos bėgyje irgi yra ypatingai svarbi. Tai tokia mintis, ar grįžo Ema mintis tau dabar jau, kai su tuo, kai pasakiau, kad reikia paklausyti. Jo, viskas grįžo. Žinai, Šarūnai, tu labai daug pasakei ir gražiai apie tą techninį veiksmą, ne apie tuos procentus, ką tu darai. Bet aš kažkaip, gal kad aš, žinai, esu moteris, labai daug ką darau iš pajautimo ir visų šitų, iš intuicijos, nes tai mums natūraliai yra gyvenime duota ir kuo daugiau apie tai mokaus, tuo labiau suprantu. Esmė tame, kad pavyzdžiui, aš dabar labai daug darau to tokio. Rytą aš pradedu, žinai, nuo ko? Nuo vizualizacijos. Ir man tas labai paskutiniu metu pasiteisino. Pavyzdžiui, kai kiti, taip, kažkas daro meditaciją, ne, kažkas galbūt joga, kažkas kaip Šarūnas, Tibeto kažkokiais pratimais užsiima ir visa tai yra gerai. Aš kaip pramerkiu akis
pirmiausiai, aš, pavyzdžiui, nepuolu keltis iškart iš lovos ir visą kitą aš guliu ir aš matau, vizualizuoju savo tikslą visų pirma. Tada aš mintyse susidėlioju scenarijų, pavyzdžiui, ir tas scenarijus atrodo taip, kad tas veiksmas dar nėra įvykęs, bet aš jau nusipiešiu scenarijų, lyg tai būtų jau mano tikrovė. Ir kažkaip paskutiniu metu stengiuosi ne tai, kad mažiau daryti paties veiksmo ir daugiau vizualizacijų, bet aš kažkaip paskutiniu metu matau, kaip man tai gerai veikia. Ir kai aš pradėjau mintyse dėliotis tuos scenarijus savo ateities, kai aš pradėjau piešti savo tikslą, jį matyti, nes aš buvau tą kažkaip pametus, nežinau, ar aš nežinau, ko man iš vis toliau norėtų, neįsivaizduoju. Bet žodžiu, dabar kiekvieną rytą pradedu nuo vizualizacijų, tada aš pasikraunu labai geros energijos ir tada jau aš einu daryti savo mediją. Pavyzdžiui, pirmadienis pas mus visada prasideda nuo tinklomanijos, nuo atidavimo, ne? Ir aš, pavyzdžiui, skaitau knygas vakarais. Pas mane, aš toks prieš einant miegot, bent pusę valandos turiu kažką paskaityti. Ir aš iš tų knygų, aš jau rytojui, šitą mintį pasėmiau, šitas yra labai geras. Tai iš tiesų, jeigu mes nedarom jokios saviugdos, jeigu mes nieko neskaitom, neklausom jokio seminaro, mes neturėsim ką atiduoti savo publikai, mes neturėsim ką išpilti socialinius tinkluos dėl to, kad mes nieko į save neįsidedam. Tai aš visada vakare jau gaunu idėjų rytdienai, tada ryte atsikėlus vizualizuoju ir pasidarau visus tuos pratimus su savo tikslais ir tada jau einu daryti. Ir tada tinklomanija, tada yra darbas su komanda, ar ne, kaip pavyzdys, tada yra rašymas savo komandos narėm, tada yra bendravimas su savo jau esamais klientais, tada yra, pavyzdžiui, daromi istorijai. Bet žiūrėkit, aš vėl noriu labai akcentuoti tokį dalyką. Labai dažnai žmonės, ir aš buvau vienu metu irgi pasikabinus ant to, kad darau storius, kad mane matytų. Darau storius, kad būčiau matoma. Darau storius, kad gautų tą žinutę, kurią aš nešu tame storyje, ne? Bet realiai 95% darbo yra kontaktuoti su tai žmonėm, kurie peržiūri jūsų storius. Nes vien tik tai generuoti mediją, daryti didelį kiekį, bet nesubendrauti su tai žmonėm, kurie peržiūri jūsų storius, kurie, pavyzdžiui, laikina jūsų postus, kurie komentuoja ir su jais nesubendrauti asmeniškai. Tai aš nematau prasmės tada iš viso realiai daryti. Taip, tu esi matomas, taip, tu esi pastebimas, bet visi pinigai, pasikartosiu, yra uždirbami Messengeryje. Ne po postais, ne kažkur kitur Messengery. Kuo daugiau mes tų pokalbių turėsim, kuo daugiau mes patys inicijuosim, tuo mums bus geriau. Taip, aš suprantu, kažkas sakys, pas mane yra labai mažai Facebook'e draugų, pas mane labai mažai peržiūri storius, arba jau aš su visais sukontaktavus ir visi žiūri tie patys. Tai gerai, yra kitas variantas, jūs žiūrit kitų žmonių storius. Tai kontaktuokit ir komentuokit jų storius, nes kai jūs pakomentuojat, jūsų tas komentaras gali nueiti arba kaip į komentarus po storiu, arba gali nueiti jam tiesiai asmeniškai, ne, į Messengerį. Tai aš visada stengiuosi komentuoti, kad nueitų tiesiai į Messengerį, kad aš galėčiau pradėti su tuo žmogum pokalbį. O kur čia buvot, o kaip fainai, o kaip gražiai atrodot, kaip nuo žurnalo viršelio, ar ne, ir taip toliau ir panašiai. Nes per tai generuojama. Ir žinot, kas atsitinka? Kai aš pradedu, pavyzdžiui, rašyti žmonėm pati, ir jie, nesakau, kad 100%, bet 50% žmonių sako, kaip tik galvojau tau parašyti, kaip tik praeitą dieną mačiau pas tave kažkokį ten produktą, kaip pavyzdys, kaip tik norėjau tavęs paklausti. Ar jis šiaip man būtų parašęs, turbūt taip ir būtų pamiršęs, bet kai mes patys inicijuojam tuos pokalbius, per tai mes gaunam naujus klientus, per tai mes galim kalbėti apie savo verslo galimybę, apie produktą ir taip toliau. Tai jeigu jūs tik tai kepat socialinę mediją ir idėjas, bet nekontaktuojat su žmonėm, tai jūs paliekat pinigus ant stalo. Taip sako Eric Worre ir aš su juo visiškai sutinku. Jo, ir čia vėlgi grįžtam prie tų proporcijų, tai yra, pas mane yra 70-20-10, tai nereiškia, kad turi būti tokie skaičiai, bet turbūt
dėl to, kad tai turi būti pirmoje vietoje bendravimas, kontaktavimas, antroje vietoje tai yra medija ir trečioje vietoje yra saviugda, turbūt visi mes čia sutiksime ir tai, jeigu yra kitokios proporcijos, tiesiog tikrai niekas nevažiuos ir nejudės. Aš negaliu neužsiminti dar apie vieną dalyką, kur matau, kad turbūt netgi prieš formuojant tikslus yra pasimauna ten didžioji dalis atėję į tinklinės rinkodaros industriją, tai yra motyvacija. Ir labai trumpai tiesiog pasakysiu apie motivaciją. Negaliu čia jos nepaminėti, dėl to, kad jeigu nebus motivacijos, nebus dienos rutinos, nebus tikslų, nebus nieko, nebus noro apskritai, gulėsi paslikas ant lovos, žiūrėsi į lubas, sakysi, kad tu jau, pasaulis eina šalia, po to ten turbūt yra visi kiti patologiniai ir klinikiniai dalykai, iki specialistų turbūt galima daryti, jeigu labai save pavaryti. Ir tai šiam laikmetį tai yra, mes gyvename tiesiog tokioje informacijos sraute įvairių, nežinau, pomėgių, hobių galbūt, arba dar kitaip pasakysiu, vartotojiškoje visuomenėje, kad mes tiesiog tą motivaciją savo atiduodam. Ir čia labai yra svarbus momentas, jeigu tu nori būti sėkmingas, turbūt bet kuriame versle, bet kurioje veikloje, tu turi tapti ne vartotojas, o tu turi tapti tas, kuris kuria, o ne vartoja. Tai yra didesnė dalis turi būti ten. Ir kaip tai padaryti, tai kaip pripūsti tą savo kamuolį, nes turbūt daugelis, kuris yra tinklinė rinkodarė, jaučia tarsi kamuolys suskirti. O lyg kažkokia energija ateina, o tos energijos turbūt mums visur ten skiriama panašiai arba vienodai tiek, kiek mes jos galim paimti, nes vienas tai yra, pas vieną kamuolį nėra skylės, o pas kitą yra skylės, tai natūralu, kur tų skylių nėra, jisai yra pilnas visada, energetiškai pakrautas, jisai tai spinduliuoja išorę, pas jį yra klientai, pas jį yra verslo partneriai, pas ją, o pas kitą kaip tik jisai kaip tuščias kamuolys pastovi, nes jį kiek pūsinu, tai ten tos skylės eina iš visos pusės. Tai nežinau, aš bent savo atradau po ilgo laiko, gal tai vyram, nežinau, gal moterim kažkaip yra kitaip, tačiau galima čia irgi paeksperimentuoti, tai yra, tu padarai pasodini save į visišką celibatą visom prasmėm. Tai yra viena diena ar ten savaitė, ir kiek tu save atjungi nuo visko, tai yra nuo greito maisto, nuo televizijos, nuo nežinau, visų kitų greitų ir negreitų malonumų ir tiesiog pasodini save į visišką askezę, kurios metu tas kamuolys tu net pats jauti, kai jisai pradeda pūstis, nes tu niekur neatiduodi savo energijos. Tu ją kaupi ir tada tu ją kryptingai atiduodi savo dienos rutinai, iš kur tu nori gauti rezultatą. Galima čia nueiti dar toliau išdėlioti, tai yra ir visa informaciniai, ir internetai, ir daug ką. Tiesiog geriausia alternatyva turbūt tai yra kažkokie tai fiziniai pratimai, tai yra galbūt būti gamtoje, tai yra dar kažkaip kitaip atsijungti apskritai arba save labai stipriai apriboti nuo viso to ir pamatysite, kaip tos motivacijos kas kart vis daugiau atsiras jūsų dienos rutinai ir jinai generuos kas kart rezultatai, nes tai ir kažkur tai skaičiau tokį posakį, kiek mes turime įvairių žalingų įpročių, tiek mes turime savo vadovų ir nesame vadovas savo. Tai yra, mes atiduodame savo energiją, atiduodame savo gyvenimą, atiduodame savo mintis, o ta visuomenė yra taip ir pastatyta tiesiog, kad mums tai parduoda, o mes atiduodame už tai savo pinigus. Tai yra, ne patys darome, kūrame, o patys perkame. Tai yra tokia dar viena taisyklė, kurią aš pats savo atradau ant to, jeigu nori turėti šiame versle daugiau, tai tu turi tiesiog nustoti būti vartotojas, o būti tas, kuris atiduoda, o ne vartoja ir atvirkščiai. Tai kaip Ema sakė, tai yra tu atiduodi, o ne tu suvartoji, arba tu parduodi, o ne suvartoji. Ir tada atsiranda ir motivacija, kurios yra neišsemiamas tas šaltinis, atsiranda ir rezultatai, ir daug kas. Tiesiog reikia save lengvai, o kartais galbūt ir nelengvai pastatyti į kampą, tiesioginė šio žodžio prasme, apriboti save vienaip ar kitaip, laikytis dietos galbūt kažkurį laiką, galbūt dar kitų. Čia galima sugalvoti ir nueiti iš tikrųjų labai toli ir tikrai nieko blogo bent man neatsitiko, ar turbūt kitiem neatsitiks, tik tai iš to po to, kai tu save atleidi, be abejo, ir nukreipi tą energiją į savo dienos rutiną, į savo veiksmą, generuojantį pajamas, tu čia turi daug. Taigi, mano dar toksai būtų galbūt tai, kas man geriausiai turbūt veikia, tai yra nustoti būti vartotoju,
būti tas, kuris daugiau atiduoda, o ne tas, kuris suvartoja. Apie tai gal galima net atskirą padaryti video ar temą, bet tai va toksai būtų tai, kas iš tikrųjų veikia ir veikia greitai. O žinai dar, Šarūnai, apie pačią tą motivaciją, žinai, kartais susiduriu su žmonėm, ypatingai pradžioje, kada aš matau, kad jie klausia, pavyzdžiui, iš kur jūs turit motivacijos, kaip jūs jos neprarandat. Tai aš sakau, arba jūs neturit tikslų ir nežinot, kodėl jūs visą tai darot, arba jūs esat pasėmę ne savo tikslus, tai irgi labai dažnai būna. Mums, pavyzdžiui, primeta kartais, ko mes turim norėti, ko mes turim siekti. Ir mes jaučiam, kad nėra motyvacijos, todėl kad tai yra ne mūsų tikslas ir mes nesikeliam iš lovo, žinai, su ta jėga, kai turim savo tikslą, kai jis mus verčia iš lovos, aš viskas turiu eiti ir daryti, nes aš... Ir kaip žinot, kad tas tikslas yra jūsų, kaip žinot, kad tai, ką jūs pasirinkot, kodėl jūs tai darot, kad tai yra dėl savęs. O man tai viskas vyko labai paprastai. Aš pažiūrėjau, kur man labiausiai skauda, tai yra, kuri mano gyvenimo sritis man labiausiai skauda ir tai buvo iš tiesų finansinė sritis. Aš pažiūrėjau, kame yra šaknis, tai kas man nepatinka, pavyzdžiui, kad reikia vyro prašyti pinigų ar ne, kad aš turiu nuėjus į parduotuvę galvoti, ar man užteks, pavyzdžiui, ten norimai suknelė, arba galų gale jau norimiem produktam įsigyti. Aš žinau visą tą jausmą ir jis man labai nepatiko. Ir kai aš jį paverčiau į savo tikslą gyventi gausoje, ar ne, kai aš jį paverčiau savo tikslą tą turėti finansinę nepriklausomybę, neprašyti vyro pinigų, tai buvo mano vidinė energija eiti ir daryti. Tai buvo mano tikslas. Paskui jau ateina tas, kai tu supranti, kad yra daugybė moterų, kurios taip gyvena. Tada tu užsikuri, kad tu nori jom padėti, suprantat? Tai kartais tas tikslas neturi būti surištas, nežinau, su kažkokiais materialiniais galbūt dalykais, kaip ten, nežinau, batelius nusipirkti, ar rankinuką, ar dar kažką, bet tai galbūt daugiau tas toks per savivertę, kur eina, kur aš žinau, kad jeigu aš turėsiu daugiau, aš labiau savim pasitikėsiu, labiau save mylėsiu, labiau mano akys žibės, suprantat, tai kai mes šito neturim, kai mes nesam išsigryninę, kodėl mes darom, kai mes neturim savo svajonių sąsiuvinio, man čia irgi buvo didžiulis atradimas, matai, po 4 metų. Aš buvau girdėjus apie svajonių ten lentas visokias, vizualizacinės lentas, apie tikslus, bet aš niekada realiai nebuvau to pasidarius. Ir kai aš grįžau po mūsų pačių komandos mokymų, tai pirmas dalykas, ką aš pasidariau, tai užsivedžiau savo svajonių sąsiuvinį. Jau į Google susiradau viską, ko aš tikrai noriu, kad tai atitiktų. Mašiną tokios, kokios aš noriu, suprantat, viską, ką aš matau, kaip aš įsivaizduoju, aš viską susiklievau. Ir aš pastebėjau, kad labai įdomus dalykai pradėjau daryti. Tuo pačiu sutapo, kad aš ir tas vizualizacijas rytais pradėjau daryti, kad aš pradėjau norėti dalykų ir įsivaizduoti, kad tai jau vyksta, nors dar nėra galbūt įvykę. Ir bum, ateina viena mergina į komandą, bum, parašo kita mergina, kuri domisi, suprantat, ir aš galvoju, rimtai? Tik tai tiek užtenka. Tai kartais irgi reikia labai to balanso, kur yra tik tai tas bukas darbas, kuris neduoda rezultatų, nes nėra tikėjimų ir tikslo ir motivacijos. Ir kur yra ta motivacija ir viskas, ir paskui reikia tik tai daryti tam tikrus veiksmus, kad tai pasiekti. Tai žodžiu, čia labai daug visko primaliau, bet manau, kad supratotės. Jo, bet kartais bukas darbas irgi yra gerai, kai tu tiesiog atsimuši į sieną. Kartais savaitę laiko padaryti buką darbą, kol tu pildai svajonių sąsiuvinį, irgi yra labai labai sveika, nes jeigu tu turėsi tik tai savo svajonės, tačiau nebus veiksmų, tai bus tik tai svajonės. Kai tu pradedi daryti veiksmais, tai tampa jau nesvajonės, o tai jau tai prasideda, tai jie tampa jau tikslais. Nes tikslas nuo svajonės tuo ir skiriasi, kad vienu atveju yra konkretus planas surašytas ir kasdieniai veiksmai, kitu atveju nėra nieko, tik tai kas yra tiesiog kažkoks pamastymas, kad galbūt būtų tai ir labai labai faina. Ir niekas yra nedaroma ir be abejo niekas ir nevyksta, nes natūralu, kaip gali vykti, jeigu nėra. Tai tokia dienos rutina, jeigu jums tinklinė rinkodara yra
tai ta veikla, iš kurios jūs norite generuoti savo tas pajamas, iš kurių, jūs reikšmingas, iš kurių jūs norite sukurti didesnę dalį savo pinigų, už kuriuos jūs gyvensite, tokiu atveju tai reikia žiūrėti kaip į darbą, reikia turėti savo dienos rutiną, procentuotę maždaug aš pasakiau, galbūt tai gali būti kiti, tačiau visada reikia pabandyti susitarti su savo reptilijos smegenim, kurių požiūrių tai jūs apskritai neturėtumėte dirbti ir nieko daryti, nes tai yra, jeigu šeimininkas gali taupyti energiją, jis turi taupyti energiją ir jos visaip įmanomai paaiškins, kodėl jums nereikia daryti vieno ar kito veiksmo, ir tai daro tikrai tobulai ir su savim susitarti, įrodyti, kad tai yra darbas ir veikla ir kad tai yra dienos rutina, kurios veda mus prie kitokių vienokių tikslų. Nebus tai ir paprasta, tačiau turint tą dienos rutiną, susigalvojus ją ten 2-3 mėnesiam, po to išanalizavus, pakoregavus, įvedus kažkokius tai veiksmus, kurie dar labiau jūs padarys produktyvesniu, ir toliau judėti į priekį. Ir tikrai didžiausia turbūt klaida tai yra neturėti savo tos dienos rutinos, padaryti 3 veiksmus per 3 savaitės, aišku, negauti visiškai jokio rezultato, ten turbūt labai turi būti fenomenas ir unikalus atvejis, kad tas rezultatas būtų. Ir tada be abejo, kad čia niekas neveikia ir nieko iš čia nereikia. Taigi linkiu jums susikurti savo dienos rutiną, turėti ją, tobulinti ją, analizuoti ją, jeigu neturite minčių ar motivacijos, galima tiesiog kartais pastatyti save į kampą kažkurį laiką, ir tiesiog tą rezultatą tikrai motivacija ateis, jeigu ieškosite. Jeigu neieškosime, žiūrėsime į rūbas, be abejo, jos ir nebus. Tai šiandien turbūt tiek. Taip, ačiū visiems, kurie komentuoja, kurie prenumeruoja mūsų šitą kanalą, spaudžia subscribe, spaudžia varpelį, kad gautumėt karščiausias naujienas. Na ir mes, aišku, pasimatom kitą dieną su dar geresnė tema. Iki. Iki.